Sustak! Sveikintojas Ignas pasiruošęs, važiavom čia, sako, o yra haikiukas. Gerai, sakau, stojam. Faini tokie dalykai. Eini per haiką ir padaryti specialiai, vat, pasifotkinti, pažiūrėti. Va, šitas traileras kaip vadinasi. Temwake Interpretive. 30 minučių, 1,3 km. Davai pampuoja, aš suku. Jo. Gręžim. Padarėm gyvūnams atsigerti. Tiltą užgriuvo medis tiesiog ir paliko kaip eksponatą. Dabar visi ateina pasižiūrėti, kaip čia sugriuvo. Toks kaip dariukšt. Labai faini tokie prieėjimai padaryti prie upės. Atsistoji. Upė va tokia, viskas nugriaužta. Bebrų darba, čia yra bebrų darba. Va, supasi. Geras dalykas, iš šitų medžių yra suformuota pėda ir iš viršaus matosi, o viduje jos turėtų būti labirintas. Tai galim pažiūrėti, ar jis yra iš tikrųjų, ar nėra. Opa, o toks labirintas. Pastrigimas čia. Čia kaip siaubekose būna. Mes pasiklydom, aš nežinau kaip išeit. Eini aplinkui ir viskas. Nu, žiūrėkit, radom slaptą pasirašymo knygutę, galima užrašyti. Čia buvo Ignas Lelys ir Giovanni. Ignas ir Giovanni linki jums. Kas rasit šitą knygutę, su mūsų parašu ir nufotkinsit ir man atsiūsit, laimėsit 100 eurų. Gerai, Giovanni, pasirašai ant šitą? Popiam, raskit šitą, kur čia yra. Tai kur jie žinos? Tai va čia va, labirinte. Jau visi išėjo, aš vienas likau, nežinau kur eit. Išėjau. Jeeeeee! Važiavam toliau. Važiavam ir stačius. Help me! Ignas, baig! Tik aš Durnius! Sustak! Ignas, sustok, nu. Nu idėja. Sako, galvą drinkiau. Tai. Aš sako sustok, aš tipo važiuoju, sakau, nėra kur sustoti. Žiūrim, traukinys sustojam. Gerai, dabar gali įdėti. Nu va, 2 minutės liko, atvažiavom prie žiauriai didelio ežero. Dar didesnio negu praeitą kartą. Va, kempingas vadinasi Strand Camping. Nu čia tikrai rimtas kempingas, pažiūrėkit koks įvažiavimas. Ir duoda tokias apyrankės savo prašomais. Gerai, varysim į Giovanni ir Tle. Jo, čia festivalis Radistai Village. Ir va tokia dar vieta mūsų, 142. Nu ką, jūs pažiūrėkit, čia sakė, yra virš 1000 kempingų. Eik, sarum, tai? Nu, gali būti, žinok. Tu pažiūrėk, ką čia daro. O čia tai festivalis tikrai gali būti. Koks mersiukas, gelikas. Va su tokiu, žiūrėkit, keliauja ir kemperiauja. Visi sėdi, valgo, geria. Kur mūsų vieta? Žiaur, vėjas, kas čia vyksta? Čia visi tik tai kaituoja. Aš bijau droną net leist. Eik tu savo. Kiek surferių, what the fuck? Jūs turbūt net nieko negirdit. Jūs pažiūrėkit, kiek eini, tie kemperiai. Eik tu savo. Ir ten iki pat galo eina. Giovannis kišasi, pamiršo, čia vanduogi. Ai, dar nepajungta, dabar. Prikolino. Kaip šaučiau nuomą, ne su kaitu tipo, o su va šituo, kur yra toksai va. Bliama, gal atsistočiau, gal ir visai išeitų man. Taigi aš viską moku. Gavom saulės ir dar kokios. Pažiūrėkit, kaip gražu. Visiškai nerealiai. Tai šitą saulę. Pažiūrėk į Giovanni nuotrauką. Wow, tai menininkas. Pasakoju čia, kad žiūriu jau programėlės, kaip čia važiuoti ir surfinti man. Karolis sako, o koks pagalbos telefonas? Jeigu užlipi, duodu 100 eurų. Kur užlipu? Nu taip. Pamatys? Sporint. Gerai. Taip skaloju man. Jee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 
va taip takoja, va taip ant bum ir žiauriai skauda ir aš nežinau ką daryti, ar rytoj surfint ar nesurfint. 100 eurų. Koja man skauda, aš labai va taip pasitempiau kažkaip. Tai yra visiškas melas, aš esu liudininkas, nes dėkit duodi parkuoja ir nieko. Mes su Linute būsim per šitą kelionę ir šiaip ne mes su Linute, o visi būsim miegoję įvairiausiose situacijose. Tai buvo viena diena, kai žiauriai lyjo, buvo kai buvo žiauriai šalta, buvo ir kai buvo karšta, o dabar yra žiauriai vėjuota. Ta prasme, guli ir jauti kaip kemperis, va taip juda. Atidarom langą ir pažiūrėkit koks vėjas. Taip atrodo, nieko, viskas čia kaip ir liuksai, ne? Geras vėjukas. Jeigu netikit koks vėjas, tai pažiūrėkit. Bliava, kaip parodyti, jums visas medis juda.
Nu, kol kas nesugriuvo medžiai, įsimiegojom. Čia visai gerai miegojau, man patiko. Supavo ir užmigau. Einu bandyti, ieškoti, kas man išmokytų arba išnuomotų va tokią būrę. Hello, how are you? I wanna try to this. It's possible? Windsurfing. Yes, you Yeah. have to come back in 1.5 hours at 10. Then we open. Now it's not possible. Now it's not possible. No. Okay. Nu žodžiu, iki 10 reikia laukti, kad man pabandyti. Nu nesąmonė. Mes jau norim išvažiuoti 10-11. Pažiūrėsim, gal kebra miegos ilgai ir dar neišvažiuosim, galėsim pabandyti. Nu, 9:30, dar Nainiai ir Karolis su Aiste neatsikėlė. Jau atsikėlė, bet dar tikrai nėra susiruošę važiuoti. Tai sakau, aš einu pusvalandį bent pabandysiu, jeigu duos, aišku. Ir pabandysiu paplaukti. Bet žiauriai vėjas, žiauriai šalta, pavojinga. Bet ko nepadarysi dėl vlogo, ne? Dabar mokinsiuos windsurfinti. Pirmą kartą gyvenime. It will be mine? 2.5, that's yours, yeah. Okay, mano pirma būrė. Žinokit, žiauriai sunku, taip atrodo, kad taip lengva, tas vėjas toks galingas. Pažiūrėkit, kiek čia kaituotų ir aš čia varysiu. Belia kiek čia visų žmonių ir aš varau. Nu, normaliai. Atvarėme su Aiste palaikyti Igno palaikymo komandą, nes Ignas pirmą kartą bando tai, ko dar nėra bandęs. Toj prizūminsiu. Čia Ignas, čia jo instruktorius. Nu, Ignai, let's go! Oh my god. Nu ką, atsistojau. Yeah, nice. Yeah, better. Oh my god. Neįsivaizduok, kaip sunku. Nu biškį išeina, bet nedaug. Aš galvoju, va taip varysiu. Bandžiau nusifilmuoti. O, Dieve. Viskas, pavargau. Tokia buvo pirma pamoka. Crazy, guys. Nėra taip lengva, kaip atrodo. Bet atsistojau. And thank you, man. It's amazing. Linkiu pabandyti ir jums šitą pramogą. Taip, variau. Rimtai, kaip tikras surferis. Rimtai? Jo. Kodėl tu nevarei, nesupratau? Parodyk video. Labai sunku, iš tikrųjų. Nu, pusiausvyrą plius turi išlaikyti labai. Bet šiaip tai atsistojau, 2 metrus. Taip atsistojau. Jo, 2 metrus važiavau, taip. Tai taip. O šaltas vanduo? Ne, kaip pripranti, tai labai geras. Paliekam šitą didžiausią kemperiną. Jūs pažiūrėkit, kokia eilė. Vien kemperiai. Nu, žiauru. Ir dabar mes šiaip iškiau užstojam kelią. Tai reikia pasitraukti. Galėtum vieną žodį užrašyti. Vienas tu pasilieki. Važiuojam! Tik sustok parduotuviai. Vienas tau. Ai, ne. Ačiū labai. Su gimtadieniu. Į kelią pasiekti. Jingle bells šiam vakarui turėtų užtekti. Ką, 600 km beveik. Ir liko 2 minutės. Esam jau Lenkijoje, Krokuvoje. Saulytė šviečia, į laukelį kviečia. Va toks kempingas prie upės. Palapinė, žiūrėk, žmonės. Oi, ir žiūrėk, visas grilis, nu. Beliamo, tai ar čia mes išsimiegosim, nes čia gali tūsinti visi? Šventė Lenkai, tu žinai kaip tūsina? Nu jo. Taru. Vadinasi kempingas Camping Adam. Dabar Giovannis šaukia, ne kur jūsų rankos, Kur jūsų lėkštės? o kur jūsų lėkštės. Pakelkite lėkštės į viršų. Jūs pažiūrėkit, toks teikiukas. Čia toks namų sąlygom. Kemperio sąlygom. Kemperio sąlygom. Look at that. Mūsų šios kelionės žaidimas tapo Uno žaidimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Patikėkit manim. Prisižvengiam čia.
Nu ką, draugai, labai liūdna pasakyti, bet šiandien yra jau prieš paskutinę dieną mūsų kelionės. Ir visai nemažai patirta, visai nemažai video įkelta, daug jūsų žiūrėjo, daug jūsų komentavo. Iš karto noriu pasakyti ačiū. O rytoj jau paskutinė ir tiesiog minsim visą dieną iš Varšuvos į Lietuvą. O oras, žinokit, tik dabar ir pagerėjo. Esame Krokuvai. Šiaip gražu, čia reikėtų eiti pasivaikščioti. Dabar visi turi atsikelti ir mes kažką sugalvosim. Mėgstamiausias dalykas šioje kelionėje buvo tau? Labai patiko kalnai, nes, kai pradžiai pamatai, tiesiog buvo wow, paskui jau pripranti, bet labai patiko vaizdai. Aišku, draugų kompanija. Jeigu norit, kad atvarytume čia su Linute su motociklais, parašykite komentaruose. Kemperistai, motociklininkai. Liko 2 minutės ir Linute mes šiandien turėsim paskutinį kempingą šioj kelionėje. Gaila, nes šiaip visąlaik būna labai smagus vakarai, manau šiandien bus irgi labai smagus vakaras. Kiek mes paskutinę dieną ir nesusipyksim, gerai išsimiegosim ir rytoj liks tik tai keli šimtai kilometrų iki Vilniaus. O kempingiukas tai va toks. Ką čia mojuoji? Ilgas išsijung. Paskutinis kempingas, ar laukėt svečių? Bruno, eik, nes Ignas tikrai gali tave nutrenkti. Prasukęs 2500 kilometrų Ignelis labai drąsiai vairuoja. Nu, prašau. Matai, priparkavau, bagažinė atsidaro. Pasivaikščioti ir atvažiavote. Manukas su kapišonu, ramus po kempingą juda. Kelionė baigėsi, kaip jautiesi ir kas labiausiai patiko? Iš tikrųjų gaila man, kad baigėsi kelionė ir kaip ir atrodo, kad labai greitai viskas praėjo, nes tikrai tos 2 savaitės žiauriai greitai praėjo, bet kai pažiūri nuotraukas arba pagalvoju, kiek daug vietų buvom, nu tai wow, tos mes žiauriai daug aplankėm. Labiausiai patiko, nu tai tas pats vaibas, kad tu keliauji su kemperiu, tu gali jame gyventi, tai man šitas labai patiko, aišku, nes aš pirmą kartą tai dariau ir labai patiko vaizdai, kalnai. Jeigu vieną reikėtų išskirti, tai turbūt tas ledo urvas, kur buvom, nes jisai jau buvo pats didžiausias pasaulyje, tai tiesiog ta idėja, kad didžiausias buvo. Ar kartotum tokį kelionę? Aišku, kad kartočiau. Jo, aš visai norėčiau, kad taptų galbūt kasmetinė tokia kelionė, tik tai jau, į kitas vietas. Ką palinkėtum žmonėms, kurie bijo keliauti, pavyzdžiui, su kemperiu? Visų pirma, galbūt pagalvoti, kokia yra baimė, nes aš manau, pradinė baimė yra dėl to, kad niekada to nėra darę. Tai aišku, man labai pasisekė, kad Karolis su Aiste puikiai suorganizavo visą kelionę, jie jau daug buvo tai darę. Tai aš manau, irgi galbūt pasikonsultuoti su draugais arba su žmonėmis, kurie yra planavę tokias keliones ir tada tuomet, jeigu viskas yra suplanuota, jautiesi saugiai, kaip ir pavyzdžiui, aš šitoj kelionėje iš vis taip saugiai jaučiausi, tiesiog visą laiką sėdėjau ir čilinau, miegojau, Ignatis vairavo, Karolis su Aiste reguliavo, Simutė ir Jonas valgyti gamino, tiesiog čilas. Ir palinkėjimas ir žodis žiūrovom. Ačiū labai, kad jūs žiūrėjot šitus video. Labai yra smagu, kad kemperis tai buvo ne viena dalis, ne 2 dalis. Pamatėt mūsų visą kelionę, Ignatis tikrai labai daug filmavo, tai žinokit, pamatėt labai daug tikrų dalykų, kas pas mus vyksta ir kaip mūsų šitą kelionę praėjo. Tikėkime mes ir labai tikiuosi, kad jūs irgi keliausit su kemperiais ir pabandysit ir pažiūrėsit, kas tai yra. Ir ačiū. Bye! Tai buvo pirma kelionė gyvenime su kemperiais. Ir man patiko tas faktas, kad mes pirmą kartą su Simute galėjom pasiimti savo šuniukus. Mes visą laiką, kai keliaudavom atskirai, vis pagalvodavom, ką bruniukas ateitų kokioj, žinai, ten Italijos gatvėje ar ten kažkur lulytė galėtų maudytis kokioj nors, nežinau, kokiame ežere, kur labai toli nuo Lietuvos. Ir dabar mūsų svajonė išsipildė. Tai turbūt šitas yra fainiausia, kad galima keliauti su savo keturkojais. Aš manau, kad kiekvienas žmogus, kuris augina nebūtinai šuniukus, gal ir kačiukus, tikrai pagalvoja, kad lemba vis tiek būtų faina pasimti savo augintinius toli kažkur, kur jie nėra buvę ir gal niekada nebus. Aišku, jie to nesupranta, bet pauostyt Austrijos kažkokių kvapų, jiems irgi, žinai, pažinti pasaulį reikia. O kas labiausiai vargina šitoje kelionėje? Teisybė sakyti. Tai? Yra iššūkių tikrai keliauti su kemperiu, ypač su 3 šunim ir dar jeigu žmona pasiėmė. Mažai vietos, miegoti irgi nėra labai patogu, nes šunys visi 3, mes jau šiaip namie turim labai didelę lovą ir tai miegam su visais 3 šuniukais, tai jau būna iššūkis. Dabar buvo dar mažiau vietos, bet dejuot mes visada galim. Man atrodo, kad įspūdžiai buvimas su savo hibryte, su savo žmona, su šuniukais, pamatymas naujų vietų, kiekvieną dieną vis kažkas kitokio. Ir tas atperka. O tie visi, žinai, kažkokie nekomfortai arba kad kažką ten išalkęs, erzina, tu juos tiesiog išgyveni, nuryji, nusišypsai, vakare atsigeria alaus, sužaidė Uno ir rytas prasideda maksimaliai gerai. Tai dejuot mes visada galim.
bet reikia turbūt mokėti ir džiaugtis. O man džiaugsmo buvo šioje kelionėje tikrai daugiau ir ko gero galėčiau pasakyti, kad daugiau negu keliaujant kažkur labai komfortiškai, ar ne, ten skrendant verslo klase, pasiemant kokį nors nerealų viešbutį. Aišku, tai irgi yra malonu, faina, bet šita kelionė buvo tokių daugiau iššūkių, tai kad reikia atsikelt, toks, kur atrodo biškį neįsimegojęs, pusrytukai ten ant laužo vos nemėsas keptas, vat ir yra faina. Tai kad tu patiri ne tik to komforto, kur nieko nedarai, visi aplink tave laksto, bet ir pats ir kitais rūpinės, ir pats pasirūpini, ir galų gale būni gamtoj. Va čia yra tas didžiausias pliusas. Galva mano dabar švyti, mintis skaidrios. Ir aš norėčiau dar. O jeigu klausi, kokia blogiausia šios kelionės dalis, parvairuot dabar namo. Viskas šiandien. Kaip tau visas šitas kelionės planavimas ir ar tau buvo sunkiau, kai tu viską žinai, ar tau buvo lengviau, kai tu viską žinojai ir buvai suplanavęs? Ir taip gal. Dėl to, kad kai planuoji, esi atsakingas už daugą, tai turi vesti visus. Ir kartais norisi tiesiog pailsėti, bet tuo pačiu faina, kai draugai nežino, gali nustebinti visus, pažiūrėti jų reakciją, tai ir taip. O kas labiausiai tave iš draugų nustebino? Gal Linutė? Ne? Ištvermė, nes varėm 20 kilų, Linutė už mane pirmesnė. Bet kodėl su kemperiu? Su kemperiu labai faina, nes gali daug pamatyti skirtingų vietų ir juose pabūti labiau. Nes tu, kai atvažiuoji į viešbutį, tu gali tik tais tam tikrose lokacijose sustoti. O kemperis duoda tau daugiau gamtos, kas man asmeniškai labiau patinka. O kaip Aistė nustebino arba sužinojo apie ją kažką naujo? Aistė visada mane stebina. Per šią kelionę gal pamačiau, kiek ji turi organizacinių sugebėjimų, kiek organizuoti viską, sustyguoti, sutvarkyti, sudėlioti viską. Šiaip visą laiką stebina. Ir paskutinis palinkėjimas žiūrovams. Palinkėčiau žiūrovams, kad nebijotų. Kartais atrodo kai kurie dalykai labai brangu, bet galima ir biudžetinės versijas viską turėti. Ir nebijoti tų tokių iššūkių, nes viskas atrodo daug didesnis iššūkis negu iš tikrųjų yra. Tai niekada nebijoti iššūkių. Aistė, tokios kelionės ir tikėjaisi, tokią įsivaizdavai, ar jinai buvo visiškai kitokia? Tokią ir įsivaizdavau, kadangi jau esam keliavę, tai taip mintyse pridėjau, bus biški labiau taip, tai taip ir tikėjau. O kas iš žmonių tave nustebino labiausiai? Šiaip kol kas mažiausiai pažinojau Linutę ir labiausiai susidraugavau, sakyčiau, tai Linutė. O kodėl? Nes jinai labai panašiai į mane ir labai miela ir draugiška, labai šilta. Nainius jau pažįstu daug metų. Kas labiausiai vargino kelionėje? Labiausiai vargino atvažiuoti naują vietą ir vėl priprasti prie aplinkos ir dušų, tualetų, naujų žmonių, kitokių nuotaikų ir keisti vietą. Ar pavargai? Šiek tiek pavargau jo, jau kokių porą dienų, taip pavargau, sakau. Ką sužinojai naujo apie Karolį? Nieko, po 18 metų. Nieko naujo nebesužinau. Aistė visada mane stebina. O kur tu planavai visą kelionę ir per ką ir kažkokių patarimų gal galėtum duoti žmonėm, kaip jiems susiplanuoti? Pavyzdžiui, susidėlioti taškus, maršrutus ir taip toliau. Pradžių bandžiau, kaip dažnai bandau per ChatGPT, bet nepatiko, kokius kempingus siūlė. ChatGPT padeda bent jau maršrutą susidaryti visiškai nepažįstamai šaly. Jisai gerai sudėlioja žemėlapį ir važiavimą, kiek laiko, kur, kaip ką, net benziną gali paskaičiuoti, tokius dalykus, bet kempingus siūlyčiau ieškoti patiem. Gali nusteikti prastesniai patirčiai ir visada būsi patenkintas. Tai ką palinkėtum žiūrovom? Palinkėčiau žiūrovam gerų kelionių ir gero oro, kai keliausit. Ar čia tavo linksmiausia kelionė, kurioje esi buvus? Ne. Ar čia lengviausia kelionė, kurioje esi buvus? Čia gal viena tokia sunkesnių šiaip jau yra. Kas tau buvo sunku? Žinai, kas sunku, kad pirmą kartą tokia kelionė ir tu nežinai, ko tikėtis, ne kaip kai kur elgtis, ne kaip ką daryti. Ir keliauti su 3 šunim nėra taip labai jau paprasta. Ir ką nešti visą laiką man reikėjo. Jeigu klaustum ar kartočiau, tai taip, kitais metais mes kartosim. Su kuriuo iš žmonių mūsų grupėje kalbėjai daugiausiai? Šiaip aš gal iš tyliausia buvau su kelionė. Šiaip jeigu ką. Ar sužinojai apie Joną kažką naujo? Kai vedė mokymus apie patį kemperį ir ten kaip ką daryti, tai aš specialiai neklausiau, galvoju, pažiūrėsim, ar sutvarkys ar nesutvarkys.
Tai puikiai su visko susitvarkė. Aš tikrai nieko nedariau, kas liečia kemperį. Ką pasirinktum? Geriau keliauti su draugais ar, pavyzdžiui, dvies? Man su draugais labai patinka. Keliauti su draugais visą laiką yra smagiau. Man niekada netrukdo žmonės. O ko labiausiai pasilgai iš namų? Šiaip erdvės. Bet vien tik tai todėl, kad mums nelabai pasisekė su oru. Jeigu mes būtumėm turėję kiekvieną tą sustojimą galimybę pasidėti kėdutes, staliuką ir turėti tą lauko erdvę, taip kažkaip gal netruktų man tos erdvės. Bet dabar šiai dienai man trūksta tos erdvės. Noriu savo terasos. Jeigu geras oras, žinai, atsisėsti, išsikepti šašlykų, pasidėti, kad šunys atlakstytų. Gal tos erdvės labiau norisi man. Iššūkių yra, bet, šiaip viską atperka. Visi tie gražūs vaizdai, ką pamatai ir kai matai, kad augintiniai laimingi, tai šitas knarkė, va. Tai labai labai fainai. Ar kitą kelionę irgi rinktumėsi su kemperiais, ar visgi jau su kita transporto priemonė? Kitą kelionę tai kažkur kitur varyčiau, gal nesirinkčiau kemperių, bet, pavyzdžiui, pailsėjus ir gerai nusiteikus kitais metais, aš manau, kad visai būtų kietai padaryti kemperistų antrą dalį ir išlėkti kažkur kitur, gal kur šilta, gal kur daugiau jūros ir dar irgi kažkokių kalnų pažiūrėti. Pats didžiausias pliusas keliaujant su kemperiais? Didžiausias pliusas, kad tu gali važiuoti su namo ant ratų. Aš manau, kad labai fainas dalykas, tu tiesiog nuvarai į vieną vietą, bele kur gali pasistatyti, mes čia mėgojom kempinguose, bet tu gali mėgoti kažkur, kur yra leistina. Tai manau, kad didžiausias yra dalykas mobilumas. Netikėčiausias dalykas, kuris įvyko šioje kelionėje? Šiaip man ekskursijos mūsų labai patiko, čia gal reikėtų padėkoti Karoliui ir Aistei. Man labai patiko druskų kasykla. Aš visiškai nesitikėjau, kad bus taip, kaip buvo. Tiek daug veiksmų ir tiek gerų emocijų. Ir faina, kad aš nežinau nieko. Tiesiog važiuoju, Karoliukas sako, numeta locationą ir mes jau esam tenai. Ir tu, ir čia tai gali būti. Mėgstamiausia vieta kemperyje? Lovo. Ką norėtum palinkėti savo sekėjams? Visų pirma, norėčiau padėkoti, kad žiūrėjo visas šitas serijas. Buvo labai daug gražių komentarų. Ir aš gal net nelabai tikėjausi, kad tiek žmonių žiūrės. O ką palinkėti, tai manau, kad būti laimingi, keliauti, nebijoti, pabėgti nuo darbų ir susiorganizuoti va tokią kelionę ir jas paįvairinti visokiais prieskoniais. Tai yra, pavyzdžiui, kemperis, tai gali būti dviratis, tai gali būti tiesiog palapinė. Laivų kelionė, mes dar su kruizu niekada nesam varę. Tai aš manau, kad būtų visai kietas irgi vlogas iš ten. Tai jeigu patiko jums šitas kemperistų sezonas pirmasis ir norėtume dar tokio, tai tiesiog parašykit komentarą ir pasubscribinkit kanalą. Ačiū Jums, kad žiūrėjot ir gal susitiksim kitais metais. And I was waiting in the under